Sveiki. Šiandien noriu Jums paskaityti vieną istoriją iš sūnaus trečioko knygos. Ir tikiuosi, kad kiekvienas po šio teksto atrasite atgarsį savyje. Tai malonaus klausimo ir malonių įžvalgų, galbūt labiau savęs vertinimo ir pasitikėjimo savim. Paprastas akmenukas. Buvo kartą paprastas akmenukas. Labai paprastas. Tokių turbūt pasaulyje milijardai. Neišsiskyrė iš kitų, nei spalva, nei forma. Akmenukas ir tiek. Praeitum ir nepastebėtum. Ir štai, tas akmenukas labai graužiasi dėl savo paprastumo. Na, kam jis toks reikalingas? Kam toks atsirado? Būna, pavyzdžiui, akmenukų panašių į kokį nors daiktą, akmenukų su dėmelėmis, skylutėm, akmenukų su keiščiausiais ornamentais, o jis į ką jis panašus? Į paprastą akmenuką. Sunku gyventi, kai esi paprastas, o aplink tiek daug ypatingų. Be to, kiekvienas jų ypatingas savaip. O štai paprasti, visi paprasti vienodai. Liūdnas reikalas. Ypač jei turi polėkį, o šis akmenukas jį tikrai turėjo. Gerai nežinau, ką tai reiškia, bet taip jau buvo. Taigi susiruošė akmenukas kelionėn prie jūros. Žinoma, prie jūros viskas kitaip. Ten beveik akmenukų rojus. Mat jūra jos glosto, gludina, puošia. Užtat taip sunku dvikojams vaikščioti pajūriu, juk toks grožis guli, tik lenkis ir rink. Tad, tarė sau tas paprastas akmenukas, paprašysiu jūros, kad ir mane padarytų ypatingą. Argi sunku jai? Ir išriedėjo. Riedėjo ilgai, mat buvo mažas. Be pigų kokiam puntukui būtų nukeliauti prie jūros, o štai mažas užtrunka. Keliavo dieną, savaitę, metus, gal net 100 metų. Žodžiu, ilgai. Taip vartėsi kūliais, kad jei būtų turėjęs galvą, ji tikrai būtų apsisukusi. Visgi ir akmenukų jėgos nebegalinės. Kuomet jūra jau buvo visai čia pat, kai jau akmenukas priredėjo jos link vedantį iš lentų sukaltą takelį, kai jau vėjas aplink žarstė smėlį, tai jau pakvipo pušis, žodžiu visai arti jūros, paprastas akmenukas pavargo. Kad ir kaip bandė dar bent keletą kartų persiversti, nei iš vietų, nieko nebus, suprato. Reikia atsipūsti, juk toks kelias sukartas. Taigi, įsitaisė patogiame šiltame smėlyje ir ėmė ilsėtis. Kaip manote, ar tas akmenukas tikrai buvo tik paprastas akmenukas?